Sveiki matematikai! Šiandien pasinersime į logaritmų pasaulį ir išmoksime spręsti logaritminės lygtis. Tai gali pasirodyti sudėtinga, bet nebijokite, kartu išsiaiškinsime visus žingsnius ir įsitikinsite, kad tai visai nesunku. Pradėkime. Logaritminė lygtis yra tokia lygtis, kurioje mūsų nežinomasis x yra paslėptas logaritmo viduje. Mūsų tikslas yra rasti tą x reikšmę. Prieš pradedami spręsti lygtis prisiminkime, ką reiškia logaritmas. Logaritmas su pagrindu a iš skaičiaus b yra toks skaičius c, kuriuo pakėlę pagrindą a gauname skaičių b. Tačiau yra svarbios sąlygos. Pagrindas a turi būti teigiamas ir nelygus vienetui, o skaičius b taip pat turi būti teigiamas. Šios sąlygos yra labai svarbios, nes jos nulemia, kokias reikšmes gali įgyti mūsų nežinomasis x. Logaritmai turi keletą labai naudingų savybių, kurios padės mums pertvarkyti lygtis ir išreikšti nežinomai. Štai keletas jų. Yra du pagrindiniai būdai, kaip spręsti logaritminės lygtis. Pirmasis yra logaritminių savybių naudojimas, kad pertvarkytume lygtį ir išreikštume x. Antrasis, jeigu įmanoma, naudoti potencijavimą. Reiškia, jeigu turime lygybę logaritmas pagrindu a iš skaičiaus b lygu c, tai pagal apibrėžimą tai reiškia, kad a pakelta laipsniu c lygu b. Kai sprendžiame logaritminę lygtį ir norime atsikratyti logaritmo, galime abi lygties pusės pakelti laipsniu, kurio pagrindas yra logaritmo pagrindas. Taip logaritmas išnyksta, o lieka tik laipsninė išraiška. Panagrinėkime atvejį, kai galima pritaikyti potencijavimą. Turime tokią lygtį, kurioje galime nesunkiai pašalinti logaritmą kairėje pusėje, pasinaudoję pagrindiniu logaritmo apibrėžimu. Nesunkiai išsprendę lygtį gauname atsakymą. Pabandykime išspręsti tokią lygtį, taikydami logaritmų savybės. Logaritmų sudėties savybė teigia, kad jeigu sudedame du logaritmus su vienodais pagrindais, galima sudauginti tuos skaičius po vienu pagrindu. Kaip tai atrodo? Kadangi duotoje lygtyje abu logaritmai buvo pagrindu 2, reiškia x galime sudauginti iš x minus 2 po logaritmo pagrindu 2. Tada prisimename pagrindinę logaritmo savybę ir gauname tokią lygtį. Jei sprendus gauname du atsakymus – x lygu 4 ir x lygu minus 2. Tačiau minus 2 netinka, todėl kad logaritmas negali būti iš neigiamo skaičiaus. Šiandien išmokome spręsti paprastas logaritminės lygtis. Svarbiausia prisiminti logaritmo apibrėžimo sritį ir pagrindinės logaritmo savybės. Naudodami šias žinias ir du pagrindinius sprendimo būdus, logaritmų savybių naudojimą ir potencijavimą, galite sėkmingai įveikti įvairias logaritminės lygtis, kurias galite rasti www.edusia.lt svetainėje. O kitoje pamokoje išmoksime, kaip logaritminės funkcijos gali būti pritaikytos realiose situacijose. Pavyzdžiui, skaičiuojant vandens rūgštingumą arba garso stiprumą. Iki greito!